Sveiki, mano vardas yra Izabel. Kai tai atsitiko, aš buvau mokykloje su draugais. Mes laukėme muzikos mokytojo ir belaukdami mes žaidėme prie mokyklos žaidimų aikštelėje. Mes šokinėjome ant sukrautų dėžių nuo vienos ant kitos ir vienu metu aš praradau pusiausvyrą ir nukritau galvą žemyn ant nugaros. Ir tuo pačiu metu aš praradau suvokimą, kas darosi aplinkui. Ir vienintelis dalykas, kurį tuomet pajutau, kad aš vis dar žaidžiau su savo draugais, nors mano draugai žiūrėjo žemyn, o ant žemės gulėjo kažkieno kūnas. Aš pažvelgiau žemyn, kur žiūrėjo visi vaikai, ir ten pamačiau gulintį mano kūną, bet tuo pačiu metu aš iš tikrųjų buvau ant dėžių. Pradėjau galvoti apie situaciją, nes norėjau suprasti, kas čia atsitiko, ir staiga pradėjau panikuoti, nes supratau, kad aš miriau. Aš supratau, kad nesu savo kūne, tačiau tuo pačiu metu aš vis niekaip negalėjau pilnai suvokti, kas atsitiko. Norėdama paprašyti pagalbos, aš panikos būsenoje pradėjau skristi link mokyklos durų. Ir priartėjusi prie jų, norėdama jas atidaryti, aš tiesiog pro jas kiaurai praskridau. Bet patalpoje nieko nebuvo. Tad aš grįžau atgal pro uždarytas duris ir pažvelgusi aukštyn aš pamačiau tamsų tunelį ir ryškią, nuostabią šviesą jo gale. Toji šviesa buvo daug stipresnė negu mūsų saulė. Ir pas mane atsirado nenugalimas noras vykti prie tos šviesos. Aš įskridau į tunelį ir tunelio gale šviesoje išvydau kažkokią žmogiškų bruožų būtybę. Tačiau ji neturėjo jokio kūno. Ir toji būtybė mane sustabdė tarp tunelio ir šviesos, sakydama, kad jeigu peržengsiu tą ribą, aš numirsiu. Ir supratau, jog peržengusi tą ribą, aš negalėsiu grįžti atgal į kūną žemėje. Ir aš paklausiau, ką man dabar daryti. Toji būtybė pasakė, jog man nori kažką parodyti. Ji man pasakė pažvelgti žemyn. Aš pažiūrėjau žemyn ir atrodė, jog aš buvau visatos viduje. Žvelgiau į žemę ir taip pat mačiau visą visatą, mačiau skirtingas planetas bei galaktikas. Ir toji būtybė man pasakė, jog aš pati galiu nuspręsti ar grįžti atgal, ar pasilikti čia šviesoje. Kadangi aš nežinojau, kas yra toji būtybė, aš pradėjau galvoti apie šį pasiūlymą. Ji man pradėjo pasakoti apie mano ateitį, kaip ji atrodytų, jeigu aš nuspręsčiau grįžti į žemę. Aš buvau labai sumišusi, nes negalėjau suprasti prasmės viso to, kas čia vyksta. Būtybė papasakojo, kodėl man vertėtų grįžti atgal į žemę, nes būdama dvasinę būtybę, aš pati nusprendžiau vykti į žemę ir pragyventi šį gyvenimą. O jeigu aš nuspręsčiau pasilikti šviesoje, man tektų vėl gimti gyvenimui žemėje tam, kad praeičiau visą procesą, kurį iš anksto buvau numačiusi. Šiai būtybei pasakiau, kad aš negaliu ir nenoriu palikti savo tėvų, kadangi jie pergyventų siaubingą liūdesį. Todėl aš nutariau grįžti atgal. Taigi aš grįžau pro tunelį atgal, atsidurdama prie savo gulinčio kūno. Kažkiek laiko aš pastovėjau prie savo kūno ir pagaliau nutariau į jį grįžti. Įeinant į kūną, man nebuvo jokio diskomforto ar skausmo, kaip tik buvo labai gražu bei nuostabu, aplinkui buvo šviesa. Atsidūrusi kūne, aš vėl galėjau kvėpuoti. Aplink mane stovėjo draugai bei mokytojas. Ir nuo to momento sugrįžo ir visi jausmai. Pajutau skausmą, pasijutau labai blogai
Ir buvau labai sumišusi, nes aiškiai supratau, ką aš ką tik išgyvenau, bet ir tuo pačiu metu buvau žemėje, savo kūne. Ir man savyje reikėjo susivokti tai, ką aš ką tik patyriau. Mane pasiimti atvyko tėvai, ir nuo tos dienos mano gyvenimas visiškai pasikeitė. Aš pradėjau labai daug galvoti apie Dievą. Nors aš buvau auginama katalikiškoje aplinkoje, bet bažnyčia buvo visiškai ne man. Po šio įvykio viską papasakojau savo tėvams, bet jie pasakė, jog tai buvo tik mano vaizduotė ir tai mane labai nuliūdino, kadangi aš neturėjau su kuo daugiau apie tai pasikalbėti. Taigi visą tai, ką patyriau, aš nešiojausi savyje iki šios dienos. Tai nebuvo paprasta, nes būnant toje šviesoje aš patyriau tiek daug ypatingos meilės, kurios čia, žemėje, mes negalime pajausti. Tai yra begalinė besąlygiška meilė. Po šio įvykio aš galėjau suprasti žmones ir pas mane išsivystė labai stiprus užuojautos jausmas. Manyje buvo daug meilės. Vėliau man nutiko 2 neįprasti įvykiai su mano mirusia močiute bei mano 15 metų mirusia drauge. Mirusi močiutė buvo pašarvota namie ir visi stovėjome kambaryje prie karsto atsisveikinti su ja. Šalia karsto stovėjo sofa ir pažvelgusi į sofą, staiga pamačiau ant jos sėdinčią močiutę. Iš pradžių aš pamaniau, jog tai kažkokia iliuzija, bet močiutė pasisveikindama man pamojavo su ranka. Aš buvau sumišusi ir pagalvojau, jog realiai močiutė juk guli karste, tačiau kita kilusi mintis buvo, galbūt mano močiutė yra prisikėlusi iš numirusių. Aš negalėjau viso to suvokti ir tada močiutė man pasakė: viskas gerai, aš vis dar esu čia. Ir staiga aš supratau, jog iš tikrųjų viskas buvo realu. Ir tada aš norėjau truktelėti savo tėčiui už švarko rankovės, kad papasakočiau, ką mačiau, jog močiutė sėdi čia, bet tą pačią akimirką močiutė man pasakė: ne. Ji netgi man pamojavo pirštu, parodydama, jog to daryti nereikia, nes kiti žmonės pagalvotų, kad aš išprotėjau, juk apart manęs močiutės ant sofos niekas daugiau nematė. Taigi aš niekam nieko nepasakiau, bet priėjusi prie karsto ir žiūrėdama į jos kūną, aš mačiau ir ant sofos sėdinčią močiutę. Situacija buvo kažkokia labai neįprasta, keistai ypatinga, nes ji man šypsojosi. Ir aš žinojau, kad iš tikrųjų viskas yra gerai. Aš buvau labai laiminga ir pradėjau džiūgauti ir šokinėti aplinkui. Ir tada į kambarį atėjęs mano tėtis paklausė: kodėlgi tokia laiminga, juk tavo močiutė mirė. Po šio atsitikimo, bėgant laikui, aš supratau, kad tokie įvykiai tikrai negali būti iliuzija. Kai man sukako 15 metų, mano draugė kartu su savo tėvais žuvo automobilio katastrofoje. Aš buvau labai sukrėsta, nes ji buvo geriausia draugė ir aš vis negalėjau su ja atsisveikinti ir tai man buvo labai didelis smūgis. Savaitę po įvykio aš miegojau namuose ir staiga atsibudau ir aplinkui pamačiau šviesą. Visas kambarys buvo šviesus. Šviesa buvo tokia pati, kokią mačiau per savo išgyventą priešmirtinę patirtį. Pirmoji mintis buvo, kad aš išprotėjau arba man prasidėjo haliucinacijos. Atsisėdau lovoje ir toje šviesoje pamačiau tą geriausią draugę. Ji stovėjo priešais mane. Ji pasakė:
Labas, Izabel. Viskas su manimi yra gerai. Neliūdėk. Nereikia manęs gedėti. Aš visada būsiu ten ir lauksiu tavęs. Tai man buvo didžiulis palengvėjimas. Aš norėjau pakviesti savo tėvus, kad jie taip pat pamatytų mano draugę. Ir kai tik pribėgau prie durų, šviesa kambaryje išnyko kartu su mano drauge. Ta naktį aš užmigau ir atsibudusi ryte buvau labai pakilios nuotaikos bei laiminga. Ir nuo to momento išnyko visas mano liūdesys, nes aš žinojau, kad ji egzistuoja. Po šių visų įvykių daug mąsčiau, kaip galima būtų šias patirtis suderinti su materialistiniu požiūriu į pasaulį. Aš negalėjau su niekuo aptarti savo patirčių labai ilgai, nes buvo akivaizdu, kad kiti žmonės pagalvotų, jog esu išprotėjusi ar psichiškai nesveika. Ir manau, jeigu aš neturėčiau tokios patirties, aš būčiau irgi taip pat reagavusi į kitų žmonių tokius pasakojimus. Taigi aš suprantu žmonių skeptišką reakciją. Labai ilgai ieškojau atsakymų į savo klausimus ir palaipsniui aš pradėjau skaityti tinkamą literatūrą, suprasdama, jog iš tikrųjų labai daug žmonių buvo tokioje patirtyje kaip ir aš. Tai man suteikė ramybės jausmą, nes toji išgyventa patirtis man buvo ir kaip palaima, ir kaip prakeikimas. Palaima buvo tame, kad iki šiol nešiojuosi tą nežemišką jausmą savyje, tą besąlygišką meilę. Tačiau iš kitos pusės aš pasidariau labai jautri ir man labai sunku gyventi šioje žemėje. Nes aš negaliu suprasti, kaipgi žmonės gali taip atitolti nuo meilės. Aš niekaip negaliu pamiršti savo išgyventos priešmirtinės patirties ir jaučiu, kad pas mane nenutrūko ryšys su ta būtybe pasitikusia tunelio gale. Aš labai ilgiuosi tos meilės, kurią patyriau anapus, nes čia, žemėje, viskas yra visiškai kitaip.